Labai dažnas klausimas, ar reikia keisti automatinės pavarų dėžės alyvą BMW automobiliuose. Ant daugelio modernių BMW dėžių rasite lipduką Lifetime Oil Filling. Tai reiškia, kad gamintojas oficialiai nenumato alyvos keitimo per numatytą eksploatacijos laikotarpį. Didžiąją dalį BMW automatinių dėžių gamina Vokietijos gamintojas ZF. Ir jų oficialiuose techninėse dokumentuose aiškiai nurodyta, kad alyvą rekomenduojama keisti kas 80-150 tūkstančių kilometrų, priklausomai nuo modelio ir važiavimo sąlygų. Mūsų ilgametė praktika rodo labai paprastą dalyką. Aptarnautos ZF dėžės važiuoja žymiai ilgiau ir dirba sklandžiau. Todėl mūsų rekomendacija keisti alyvą maždaug kas 120 tūkstančių kilometrų, kartu su filtru ir kitomis reikalingomis dalimis. Ir dar vienas svarbus momentas. Transmisijos remontas yra labai brangus malonumas. Kartais dėžės remontas net nėra ekonomiškai tikslingas ir tuomet lieka tik viena išeitis, tai yra ieškotis naudotos pavarų dėžės, o tai taip pat kainuoja brangiai. Be to tai visada padidinta rizika, nes niekada tiksliai nežinai, kaip ta dėžė buvo eksploatuota. Mūsų paslaugos visada orientuotas aukščiausią kokybę, todėl šiuo metu testuojame įvairias automatinių pavarų dėžių alyvos keitimo stoteles. Sekite mus, nes jau kitą savaitę pristatysime naują paslaugą.